Na, vis negaliu atsigražėti šito grožio. Mažiuką šį kartą papuolė. Dar iš tikrųjų man šokas nepraėjo. Nežinau. Eikit savo. Auksas, auksas. Vaikštų čia nais išvis. Per takelį tokį. Ir čia lindo iš šėlius, kad nors netikėtai. Sakau, nepasiduosiu, vaikščiosiu vis tiek. Gal ką nors rasiu. Auksinė moneta. Na štai, aukselis mano. Labas rytas visiems, va iš tokio lauką. Klubo kasimas, sekmadienio rytas. O tokias va pas mus apylinkės. Šiaip gražios apylinkės, ten kalnai, kalniukai visur. Kaip matot, ražiena laukose šiandieną pas mus. Kažkokios ropės, kas čia. Net ir svogūnų pasitaiko. Toks laukas. Biški sunku vaikščiot tarp šitų stagarų su detektoriu, bet nieko. Galima kentėti, kaip sakoma. Vat, švyna buvo visokia, sagų. Ir vat užėjau. Kaltinuką ištraukiau. Kaltinukas vargšas. Tikriausiai Edvardas pirmasis koksai. Ir pagautas. O dar tik pati pradžia. O, toksai vat laukas. Buvom praeitą savaitę tam lauke. Ir tenais dar vienas yra. Tai buvo bronzos amžiaus daug radinių. Kirvukai bronzos amžiaus. Auksinis žiedas viduramžių išlindo. Kelto auksinė moneta tam lauke išlindo. Žodžiu, daug ten visko išlindo. Aš turėjau kaltinuką vieną. Nefilmavau nieko. Norėjau tiesiog prasivaikščioti. Oras dar buvo nelabai koks vėjuotas. Vėjuota diena. Čia jokia vėjuko, gražu. Tai tikėsimės, kad gal pavyks ką nors daugiau rasti negu šitą. Nu, bet gera pradžia. Sidabras, viduramžiai. Jau yra gerai. Saulė dar pasislėpus už debesų. Bet turėtų būti šilta diena. Normaliai viskas. Ką, lekiam. Vaikštau. Tarp švinų visokių. Bet. Ir vėl kaltinės. Šį kartą Tudarai. Panašu, kad 6 pensai bus arba Elžbietos. Jo data yra 1,5-6 kažkiek tenais, matau, viršui. Tai jo, čia bus Elžbietos 6 pensai. Greičiausiai. Vargšė sulamdyta, bet nieko, atlenksim. Valio, antras kaltinukas šiandieną. Labai malonu. Malonu, tikrai žiauriai labai malonu. 2 kaltiniai per dieną. Dar tik pats rytas. Sakė, šitas laukas, kažkas tai iš narių klubo turi šitą visą fermą kasinėti leidimą iš fermerio. Tai vien šitam lauke apie 150 kaltinukų rado. Gali būti, kad buvo kažkoks tai marketplace'as, turgus. Čia labai įdomu. Nu ką, šaunu, antras kaltinukas. O dar tik tai pats rytas. Valio. Ilgai aš čia jau vaikštau. Nelabai jau taip kaltinukai ir lenda man iš tikrųjų. Mačiau ir auksinis kaltinis vienam žmogui išlindo. Yra, bet, nu, o tokie man dalykai dabar pakolkas pradėjo lysti. Lenda variokai. Variokas pradėjo. Kas čia variokas? Viktorijos galva matau. Tokia nutrinta vargšelė. Nu. Čia jau visai nutrinta. Monetėlė tokia. Kas ten dar pas mane buvo. Ką aš čia turiu šiums? Po kol kas va tokią saktelę radau. Tokią saktelę. Kažkokį keistą daikčiuką. Nežinau, kas tai yra. Ar čia sidabras, ar čia pasidabruotas kažkoks tai. Gal čia nuo lietsargio tasai kalpokas. Kas čia dar turiu? Nu, kaltinuką matėt tą pirmą, kur radau. Paskui antrą kaltinuką irgi matėt. O dar Viktorijos puspensį radau. Tokį 1887. Tai va toksai vat buvo. Nu ir dar kažkokį tai monetuką. Nežinau, kas čia yra. Viljamas gal trečiasis. Ar kažkoks tai ten iš... Nors ne, gal čia bus Jurgis antrasis.
Jo, greičiausiai taip. Toks visiškai lovaniena. Viskas, kol kas. Tęsime paieškas, reikia dar trečio kaltinuko labai. Paviršinis signalas. Žiūrėkit, vargšas kambalas. Koks didelis buvo kažkadaise. Vargšas. Nabagas sulūžęs. Šiandien buvau fragmentų radęs. O vienas žmogus sako, kaip norėčiau rasti. Skambalą pilną. Žvangutį lietuviškai gal, reikia sakyti. Sako, radau kelis fragmentus, gal sako sudėti jos, va, jeigu aš jį sutiksiu, duosiu, sakysiu, žiūrėk. Dar pusę liko tau surinkti, bet jau gera pradžia pusė darbą. Ir tada bus bum. Jo, pakolkas tokie reikalai pas mane, vaikštau, sagos, švino gabalai. Švino tai šiandien daug pririnkau, tikrai žiauriai daug. Gal parodysiu. Švinai visokie, saktis, va, kišeninis peiliukas, o švino tai daug gabalų, nežinau, ką čia su tais švinais darė, bet daug. Tai va, kol kas tiek, einame toliau į priekį. Šiandien toks nesveikas kasimas, ten hebrytė būriuojasi, 2 anglosaksų monetas rado. Tada toj vietai aš pavaikščiau, man atsibodo, nekenčiu vienoje vietai trintis. Rado šiandien 5 ar 6 auksai išlinda. Auksinis žiedas, 2 kaltiniai auksiniai ir 2 šiaip auksinės monetas. Žodžiu, normaliai šiandien einasi hebrytei. O aš va tokius varandu. Muškėtas komaliukas, pistoletinis. Toks va daikčiukas. Tenais, vat, kur namai yra, už tų namų yra dvaras senovinis. Ten matosi kaminai aukšti tokie senoviniai. Tai tam dvare Elžbieta I mėgdavo lankytis. Bent jau kelis kartus yra čia lankysis. Jinai 16 amžius. 16 amžiui mėgdavo jinai čia lankytis. Na, tokie vat laukai po kol kas. Dar turim laiko, iš tikrųjų, dar saulė nenusileido, reikia dar bandyti ieškoti. Nu ką, purve kažkas tai apvaluoja. Apvalu kažkas. Ne, nesidabras gaila. Ne. Jau galvojau, bus kokia sidabrinė gal monetėlė, kai būtų nudžiuginus. Kažkas pauksuoto. O tas kažkas tai buvo saga. Bet pauksavimas tai kas čia? Man reikia tikro aukso. Taip, šiandien jau baiginėjasi kasimas. Nežinau, gal kokią valandą dar liko, bet sunkiai signalų rasti. Apdaužiam. Subėgam iš šitos laukus. Ir viskas. Ir baigėsi. Nors dar saulė ir gana aukštai. Bet jau viskas, sakau, reikia jau neždintis namų čia. Ten mašinų stovėjo mūsų eilė, gerokai pratuštėjus. Jau visi išvarė namo. Dar liko pusvalandukas kažkur tai, bet jau vis tiek reiks varyti namų čia. Užtenka, gana, pakasinėjom. Vakar iš tikrųjų kasinėjau, bet papuoliau į didelę pasalą. Lietus smarkiai užlijo, žiauriai užlijo. Tai vienintelis dalykas, ką atsivežiau namo, tai buvo saga karinio jūro laivyno koledžo. Va, padėsiu čia naisvą, parodysiu, kaip atrodo. Tai vienintelis dalykas, bet tai peršlapau iki... Nebuvo sausos siūlelio net. Tai va, šiandien už tai buvo apdovanoja mane į žemelę 2 kaltinukais. Tai va, tokie reikalai pas mane. Keliausime namo, užtenka. Visiems dėkingas, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą kartą. Visiems gerų radybų, geros savaitės. Ir iki kito. Ate.